Labą dieną, gerbiami dešimtokai. Toliau aiškinomės uždavinukus. 24 puslapyje vadovėlio mes randame uždavinuką trečią. Tai šitas trečias uždavinukas 24 puslapį. Aš jį įsikėliau Wordą ir padidinau, kad jūs galėtumėt gerai perskaityti. Tai šiandieną Tautvydas švenčia gimtadienį. Jam sukanka kintamasis A metų. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek mėnesių, dienų ir valandų, kintamieji men, D ir V, Tautvydas jau gyvena šiame pasaulyje. Tarkime, kad metai turi 365 dienas. Tai dabar matematinį skaičiavimą pagalvokime, kaip čia mes darysime. Tai pirmiausiai, kai parašysi, reiškia, kiek metų, tai pirmiausiai turėsime metus padauginti iš mėnesių, padalinti iš mėnesių, nes mums mėnesių reikės. Tai metuose yra 12, tai padalinsime iš mėnesių ir gausime, iš metų ir gausime mėnesį. Toliau, jeigu mes norėsime dieną sužinoti, tai metus padalinsime iš dienų skaičius. Mums duota vidurkio tokia bendro apvalintą dienų skaičius, tai metai turi 365 dienas. Nors būna, žinom, kad keliamieji turi 366, bet čia taip programą nustatyta, kad 365. Ne? Tai tą skaičių turėsime padalinti, kad sužinoti, tai yra skaičių padauginti, metus padauginti iš dienų. Ne? Ir valandų, kai tą dieną sužinosime, tai mes tada ir valandą sužinosime, tai kai nuo paroje yra 24 valandos, tai tas dienas sudaugysim iš valandų kiekio ir sužinosime, kiek reiškia Tautvydas valandų jau gyvena. Tai pabandykime šitą uždavinuką išspręsti su kodebloko programa ir bandome dabar spręsti. Tai įsijungiam kodebloko programą. Kodebloko programą. Štai console application, go, C++, pasirenkam, nepamirštame, nurodome, kur saugome aplankalą, kad ir kitą kartą rastume. Ir čia pažymime, kad 24 puslapio, PSL ir trečias uždavinys. Ir next. Auginu būtinai, čia varnytės neuždedam, čia varnytė būtinai, kad galėtume realizavimo langą matyti. Ir spaudžiam finish. Nu va, čia mūsų langas yra, dabar source pasiema paspaudžiame ir main dalį. Dabar, kaip ir visus mokinius mokinu, reikia pirmiausia nuatestuoti programą, ar iš viso jinai dirba gerai. Tai paspaudžiame kompiliatorių mygtuką arba F9 ir įsitikinam, kad mums Hello Bot parodo sveikas pasaulyje ir kad viskas gerai dirba. Tai kai jau šitą įsitikinom, tada įsidedame tekstą, įsidedam uždavinuką mes į savo programą, kad būtų mums patogiau ir tada pabandom spręsti. Didįjį komentaro ženklą padarysim, tai primenu, kaip didysis komentaro ženklas darosi brūkšniukas žvaigždutė. Tekstą įdedam. Sitvarkom tą tekstą, kad labai čia mums gražiai rodytų. Ir užbaigė komentarą, ilgai komentarą, tai žvaigždutė brūkšniukas. Pamatot, kad atsirado ir spalvos ir viskas. Tai mes žinome trumpąjį komentaro ženklą, tai prie kliūdė jos padarysime trumpąjį komentaro ženklą, kad tai yra biblioteka. Ir taip pat biblioteka bus using name std. Using name std. Na ir dabar galim pakomentuoti int main, kas yra, tai pagrindinė funkcija.
Na, o lankeliai tai pradžia ir pabaiga tos funkcijos. Na, dabar dar kartelį įsigilinkime į programos uždavinį ir parašykim. Taigi, Tautvydui yra metų tiek, tai reiškia reikės paprašyti kintamo tiek įvesti metų, tai dabar ir kintamasis jau automatiškai sveiko tipo. Čia gali būti sveiko tipo ir kintamasis A. Dedam kablelį ir darom stulpeliu, kad galėtume komentuoti kiekvieną kintamą. Tai A. Parašykime programą, kuri apskaičiuotų, kiek mėnesių bus mėnesių, kiek mėnesių kablelis dienų, dienų, kablelis valandų, Tautvydas gyvena šiame pasaulyje. Tai ir čia po B jau galim dėti kablelį. Tai dabar pirmiausia mes susirasime, kad mums įdėtų, kiek Tautvydas turi metų, kiek jam dabar metų. Kiek Tautvydui iš didžiosios yra metų. Kiek Tautvydui yra metų ir atsakingas už metus yra kintamasis A. Tai, kad įvesti į atmintį kompiuterio, kad vartotojas pamatė pranešimo, kaip įvesti programą, tai naudojamas rezervinis žodis cint. Srauto ženklas ir kintamasis A. Na va, tai mes čia turime. Tai čia galime irgi pasikomentuoti, kad A tai yra Tautvydo metai. Dabar mums liko skaičiuoti, tai mums dabar reikia kiek mėnesių jisai gyvena, kiek mėnesių. Tai mes dabar mėnesius pirmą sužinosime, tai mėnesiai, kintamasis lygu ir metus yra 12 mėnesių, dauginam iš 12. Iš 12. Metus dauginam iš 12. Tai sužinosime, kiek mėnesių. Toliau mums reikia kito sužinoti, tai yra kiek dienų gyvena, kiek dienų. Kadangi žinome viso kiek mėnesius, tai dabar D kintamasis lygu mėnesius, mes mėnesius galime, mėnesį yra 30 dienų, sakykime, arba galime metus padalinti dienų, galime, kiek mes metų turime, tai metai turi 365 dienas, tai metus sudauginti su 365 dienų. Tai A dauginsime iš 365. 365. Tada sužinosime, kiek nuo dienų. Kiek dienų. Dabar mums reikia valandų, kai žinom nuo dienas, tai sužinosime ir valandas. Tai valandos lygu dienas dauginti iš valandos yra kiekvienoje dienoje 24, tai dauginti iš 24. Tai ir kabletas. Nu ir dabar rezultatai yra. Rezultatą išvesti mes naudosime eilutę CAUT eilutę. CAUT eilutę. Tai pakartokim tą CAUT eilutę. CAUT eilutę. Ir Tautvydas
gyvena čia taip gali padaryti gyvena, čia įdėti kintamąjį men, tokį brūkšniukus, du strautinius, kabutės, tarpą, mėnesių. Taip pat galime padaryti, ten labai galės šnekate, aš nesuprantu, kad jūs jau išsprendėt gal? Tai kodėl šnekate? Toliau mes sužinokime, kiek dienų Tautvydas gyvena šiame pasaulyje. Tautvydas gyvena dekintamasis bus dienų. Na ir mums beliko valandą sužinoti, tai vėlgi ta pati eilutė mums. Čia galima į vieną eilutę rašyti, bet taip tau gražiau bus. Tautvydas gyvena valandų. Nu va, jeigu mes viską teisingai padarėme, tai dabar viską pasižiūrėkime. Įveskime 16 pasitikrinimui. 16 ir pasitikrinam su rezultatais. Tai viskas taip ir gavosi mums teisingai. Pas mane truputį hieroglifus rodo dėl to, kad aš rašiau lietuviškai viską. Jūs, aišku, galite rašyti nelietuviškais užrašais ir tada pas jumis labai gražiai čia atsispausdintų ir viskas tvarkingai. Tai uždavinys įspręstas. Jūs matot, kaip čia buvo sprendžiama. Tai biblioteka, yra dar viena biblioteka, pagrindinė funkcija, kintamieji išvardyti, pavardyti. Nu, čia dar užbaigsiu, kad čia yra mėnesiai, čia dienos, čia yra valandos, kiek gyveno Tautvydas. Valandos, kiek jis gyveno. Va, toliau, kad mes pasiėmėme, kiek metų jis turi, kiek jam suėjo metų, gimtadienį švenčia, ir paskui viską darėme, kad su tom tikrom formulėm ir išvedimas. Tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad jums viskas aišku, kaip programą spręsti. Tai susitiksim kitose pamokose. Ačiū.